Nuo šiol naudojant Trimble Scan Essentials mes iš Point Cloud galim pradėti generuoti paviršius, kas yra labai naudinga, jeigu mums reikia tam tikrus tęsti projektavimo darbus arba norime gauti tiesiog geometriją. Tai kaip pavyzdys, viena iš šitų funkcijų yra Create Ground Mesh ir čia yra šita funkcija kartu su naujausiu SketchUp release'u. Tai paspaudus Create Ground Mesh, atitinkamai mes gauname opcijas, kokią mes realiai norėtume turėti meshą arba tiesiog geometriją. Ir atitinkamai mums leidžia pasirinkti mesh cell size ir jis nuo šito dydžio priklauso, kiek detalus mūsų bus Point Cloud'as. Tai kaip pavyzdys, paspaudžiam Create Mesh ir jisai sukūrė mums geometriją. Dabar su šita geometrija turime geometriją ir šitą geometriją mes atitinkamai galim paprašyti, kad netaptų kaip solidas, jeigu kaip pavyzdys kelsime kitą programinę įrangą, kaip į Revitą, į Civilą ar visur kitur. Ir atitinkamai mes dabar turime paviršių ir tas paviršius yra jau sugeneruotas. Dabar, jeigu mes dar paprašytume, kad mes norime panaudoti tekstūrą, tai mes galim paprašyti, kad iš Point Cloud'o sugeneruotų tekstūrą ir ją uždėtų ant mūsų naudojimo objekto. Ir jeigu mes dabar paslėptume Point Cloud'ą, taip, mes paslėpime Point Cloud'ą ir atitinkamai dabar mes turime ant sugeneruoto paviršiaus sugeneruoto Point Cloud'o tekstūrą. Apie tai ir daug detaliau artėjančiame webinare.